Sveiki visi, patikrinom šiandieną 2015 metų Kia Sportage'ą 1.7 CRD dizeliniu varikliu. Automobilis yra parvykęs iš Švedijos. Iš patikros pakėlus ant keltuvo apžvalga būtų tokia, tai priekinės padangos, tai priekinės tie galinės senos 2015 metų gamybos, priekį 4 mm, protektoriaus gilis gale 3,5 turim, priekinės pakabos dalys spyruoklės, šarnyriniai sujungimai, lankstų apsaugos, klibėjimų laisvumų nėra, apynaujai stabdžių diskai tiek priekį, tiek gale ir kaladėlės, tačiau atlikus bandomą įvažiavimą yra virpėjimas iš priekinių stabdžių diskų. Mušimas virpėjimas. Toliau važiuojam. Dešiniai pusėje variklio skyriui turime alyvos nuotėkį, parasojimą, yra parasoja, kur ir kas pratekėję reikėtų jau konkrečiau ardyti, žiūrėti. Toliau pats dugnas visas tvarkingas, tačiau pakabos elementai, apsaugos stabdžių, diskų, viskas yra parūdėję. Taip, čia kairė pusė, traversas, šakės. Tai jau turim rūdžių, duslintuvas tvarkingas. Iš galo gale turime nupuvusią dešinės pusės stabdžių diskų apsaugą. Taip pat yra pagamintas ir privirintas guolio dangtelis apsauginis. Dešiniai kairėje pusėje turime skardinį, matom gerokai irgi parūdėjęs, o dešiniai pusėje matomai galbūt keičiant guolį buvo sugadintas, na ir yra padarytas ir privirintas, net matosi virinta kempo, dar siūlas likęs vėlos. Tai va taip pat gale yra duslintuvo šiluminė apsauga klibanti, taip pat reikėtų prisiveršti, tech apžiūra fiksuoja kaip trūkumą. Gale jokių laisvumų klibėjimų nėra, nauji matosi galiniai stabdžių cilindriukai, nauji stabdžių diskai ir kaladėlės tiek priekį, tiek gale, tiek priekiniai dalykai, kaip minėjau, turime mušimą. Tai va, apžvalga būtų tokia. Taip pat dar nepaminėjau, turime posparnio patinės dalis sulaužytas tiek kairėje, tiek dešinėje pusėje. Ir posparnis, turime įtrūkusį posparnį ant galinio bamperio dešinėje pusėje. Kalbant apie kėbulą, tai automobilį išmatavus dažų storio matuokliu nustatyta, kad buvo remontuota automobilio dešinėje pusėje dažytas galinis sparnas, dešinės durelės yra originalios, taip pat dažytos priekinės dešinės durys ir priekinis dešinys sparnas. Statramšiai viskas tvarkinga, remontas paviršutinis buvo atliekamas kosmetinis, glaistų jokio sluoksnio nėra. Tai vat būtent tokia būtų apžvalga apie šį automobilį.